Kai kurie žmonės, remdamiesi kitų žmonių nuolankumu, nuolaidumu, jais manipuliuoja, juos šantažuoja, jiems meluoja arba juos apgaudinėja. Taigi šie žmonės vadinami manipuliatoriais. Ir klaidinga yra jų bijoti, kadangi, kai jūs parodote baimę, papuolate tada į tų žmonių pinkles ir priklausomybę. Manipuliatoriaus asmenybė tai yra kaip kortų namelis, jinai gali greitai sugriūti, kadangi jinai paremta kaukėmis. Tas žmogus susideda labai daug kaukių ir kai kurie manipuliatoriai naudojasi baimę kitiems žmonėms įbauginti, kiti naudoja gailestį. Ir jie kontaktuoja tik su tokiais žmonėmis, kuriuos mato silpnus arba kuriuo mato jų silpnybės ir arba kabliukus, už kurių gali užsikabinti ir juos taip valdyti. Tai yra, pavyzdžiui, nepasitikėjimas savimi, maža savivertė, žmonės turintys priklausomybės arba kitokie kabliukai, kuriuos mato manipuliatoriai. Ir ko bijo manipuliatoriai, tai yra subrendusių žmonių, kurie atsakingai ir griežtai brėžia ribas, pasako ne, aš taip nedarysiu ir man tas neįdomu, pasako savo nuomonę. Taigi manipuliatoriai bijo tokių žmonių, kadangi jie jaučiasi maži, žemi ir neverti prie tokių žmonių.